kalėdiniam žaisliukui reikės medžiagos, tai gali būti linas, tiulis, organza ar kažkokia kita medžiaga, taip pat juostelės, kalėdinių dekoracijų, gali purkšti aukso arba šiaip naudoti natūralias, nereikalingo kalėdinio žaisliuko, aštrių žirklių, karštų klijų šautuvo, gražių dekoracijų, tai gali būti uogytės dirbtinos, purkšto šerkšno, bei kankorėžiai arba kitos natūralios medžiagos rastos parke. Iš patinkančios medžiagos kerpame kvadratą. Dažniausiai aš naudoju 20 cm kvadračiuką, tai galite iš visų pusių įsimatuoti 20 cm ir kirpti. Jeigu nukirpote nelygiai ar netaisyklingai arba šiek tiek vieną kampą mažiau, neįsigąskite, kada ryšim kamuoliuką, viso šito nesimatys. Toliau jums reikės kamuoliuko, žirklių ir juostelės. Imame kamuoliuką ir per jo viršūnę veriame siūlą. Kaip ir minėjau, gali būti nebūtinai siūlas, gali būti juostelė, lino juostelė ar kitokia priemonė. Veriame per kamuoliuką. Ilgį palikime tokį, kokį norėsite. Gali būti trumpesnis, gali būti ilgesnis, jau čia priklauso nuo jūsų kamuoliuko. Ir viršuje rišame mazgą. Būtinai užrišę mazgą patikrinkit, ar jisai neįsileis. Patampykit kamuoliuką ir nukirpkit nereikalingus siūlus viršuje. Gražus kamuoliukas jau mūsų rankose ir pažiūrėkit, kad kilpa būtų būtinai apačioje, taip nesimatys jisai. Ir įmame mūsų medžiagėlę, dedame kamuoliuką per vidurį, būtinai per centrą, pažiūrėkit, patikrinkit. Ir dviem rankom suspaudus, medžiagėlę apsukam ir bandom labai stipriai užspausti jį apačioje. Bandykit tai dviem rankom, prilaikykit su viena ranka, patempkit dar šniuriuką, laikom ir su kita ranka rišam virvelę. Jeigu nesigauna patiems užrišti, paprašykit pagalbos draugų, šeimos narių. Taigi rišam vieną mazgą, būtinai prisilaikom. Ir toliau vėl rišam kitoj pusėje mazgą, tam, kad jisai tvirtai laikytųsi. Prispauskit su pirštu gerai, patikrinkit. Nereikalingus siūlus taip pat galite nukirpti. Tai yra mūsų pagrindas dekoravimui. Galite dviem rankom šiek tiek pūkus nuimti, žiūrint kokią tai medžiagėlę. Jeigu kažkokia dalis jums nepatinka, apkarpykit, nukirpkit nereikalingus siūlus, padailinkit. Tai va, matote pagrindinis vaizdas, kaip turėtų atrodyti mūsų kamuoliukas. Dabar mums reikia apsispręsti, kurią pusę mes dekoruosim. Turit pažiūrėti į vieną pusę, į kitą ir išsirinkti tą pusę, kuri jums gražiausia. Man gražiausia yra štai šita pusė, tai aš ją ir dekoruosiu. Taip, dar kartelį patikrinkit, siūlai yra tvarkoje, gražiai žiūrėsis į jūs. Padedam kamuoliuką ant stalo ir su pirštu daugmaž pasižymim, kurioje vietoje klijuosim kankorėžį. Imame kankorėžį ir su karštais klijais šiek tiek užtepam ir klijuojam ant kamuoliuko žymėtos vietos. Būtinai, kada klijuosit, pažiūrėkit, kad nepatektų klijų ant jūsų pirštų, nes tai yra labai karšti klijai ir tikrai gali nudeginti. Kitam žingsniui mums reikės eglės šakelės, taigi nusikerpam eglės šakelę ir, kaip ir kankorėžį, galima klijuoti. Nusimatykite vietą, patepkite karštais klijais ir klijuokite prie žaisliuko.
Taigi sekantis mūsų žingsnis yra dekoracijų klijavimas. Galite naudoti vieną didesnę šakelę, kitą mažesnę. Būtų gražu, jeigu mes jas klijuotumėm arčiau kankorėžio. Tai ir padarome. Klijus tepame per visą juostelės ilgį, tam, kad geriau prikibtų. Būtinai klijuodami su pirštais paspauskite, kad jie prisiklijuotų lygiai ir nebūtų kokių puslelių. Imame mažąjį lapuką ir padarome lygiai tą patį, ką ir su didžiuoju, vieną šalia kito. Savo žaisliuką planuoju puošti uogyte. Jūs galit naudoti ne tik uogytes, galit naudoti sagas, karoliukus. Naudokit viskas, kas jums labai patinka. Taigi toliau būtinai pasimatuokite, ar uogytė gražiai žiūrisi. Prispauskit, pasižiūrėkit ir tada jau galite klijuoti. Patepę klijų būtinai neužmirškit paspausti. Kalėdinius žaisliukus gali taip pat puošti skirtingomis juostelėmis, tai gali būti ir nėriniai. Aš naudosiu paprastą auksinę juostelę su pagražinimais. Taip pat patepu klijais ir per visą kamuoliuką klijuoju juostelę. Atsargiai saugokit pirštus, kad nenudegtumėt. Prilaikom kamuoliuką ir juostelę apjuosiam visą žaisliuką. Gale sutvirtinam klijais. Tai gražus žaisliukas jau jūsų rankose, nebijokit eksperimentuoti, naudokit džinsą, užuolaidas, nereikalingus rūbus ar kitas priemonės, kurkit. Taigi labai džiaugiuosi visus jūs matydama, tikiuosi, kad jums ši edukacija patiks ir galėsit visiems padovanoti savo nuostabių žaisliukų. Taip pat sveikinu su artėjančiam šventėm, tikiu, kad jos bus šiltos, jaukios ir kartu su savo šeima galėsit pasipuošti štai tokiais žaisliukais savo eglutę. Gražių švenčių, gerų dirbtuvių ir iki kito pasimatymo.